Ne tik proga pabūti kartu, susitikti, bet kartu prisiliesti prie gilios, senosios tradicijos, kurią šiandien atgaiviname čia, Paežerių dvare. Džiaugiamės, kad drauge su jumis šį festivalį kuria medžiotojai, žvejai, miškininkai, gamtosaugininkai, šauliai, kultūros puoselėtojai bei šeimos su vaikais ir visi, kuriems svarbus medžioklės paveldas. Būkite pasveikinti Medžioklės kultūros festivalyje. Pakviesti šios unikalios vietos šeimininkę Vilkaviškio rajono Suvalkijos Sūduvos kultūros centro muziejaus direktorę Odetą Ryklienę. Pasitinkam plojimais. Labadiena svečiai, labadiena brangus dalyviai. Džiaugiamės ir didžiuojamės matydami visai nemažą, o tikėtina, kad dar gausesnį būrį medžiotojų, žmonių, kurie domisi medžioklės kultūrą, istoriją. Juk medžioklė ir dvarų kultūra tai nuo amžių amžiais susiję dalykai. Ir džiaugiamės, kad tradicijos, pagarba gamtai, pagarba aplinkai įgauna pagreitį, kad keičiasi medžiotojų požiūris ir žmonių visuomenės požiūris į pačią medžioklės tradiciją. Kartu su medžiotojais šią mintį puoselėjame porą metų, kad padarykime kitokią tą šventę, padarykime šventę, kuri edukuoja, kuri šviečia, kuri reprezentuoja medžioklės ir dvarų sąsajas ir tradicijas. Taip, kad šiandien šiame Paežerių dvare, nuostabiame kampelyje, mes turime unikalią progą susipažinti, šviesti, bendrauti ir skatinti bendradarbiavimą socialinį, istorinį ir puoselėti savo kultūrinį paveldą per medžioklės tradicijas ir požiūrį į gamtą. Visiems gražios šventės ir tikimės, kad ta šventė bus, pirma, bet ne paskutinė. Ačiū. Organizatorius Andrius įteikė jums padėką, išskirtinę padėką už galimybę rengti šį festivalį būtent medžioklės dvasia alsuojančiame Paežerių dvare. Labai dėkojame. Trumpa pertrauka. Foto. Taip pat su mumis kartu yra ir Seimo narys, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika. Kviečiame į sceną. Pirmą kartą dvare po 2 metų galvojimų, pamastymų ir tikrai turbūt daug darbo įdėto susirenka ne tik medžiotojai, bet ir miškininkai, aplinkosaugininkai, šauliai ir svarbiausia ūkininkai. Nes turbūt šitos visos bendruomenės dažnai, ypatingai ūkininkai ir medžiotojai, dar ir miškininkai, ir aplinkosaugininkai, toks būdavo įvairiausių aštrių kampų, kuriuos reikėdavo nugludinti. O šiandien šypsenos, apsikabinimai, geri žodžiai liejasi per kraštus, tai labiausiai džiugina. Ir turbūt tai yra didelis žingsnis mūsų kultūros epochoje, kai tie pasikeitimai lemia, kad visi kartu darome tuos darbus, kurie reikalingi gamtai. Tai iš tiesų labai džiaugiuosi, kad tai yra pirmas festivalis ir linkiu, kad tai būtų tikrai tik tai pradžia ir ilgos istorijos taptume liudininkais. Tai gražios šventės, gero laiko, gerų emocijų, gero bendravimo ir dar geresnių įspūdžių. Ačiū už kvietimą. Ačiū Seimo nariui Kęstučiui Mažeikai, taip pat padėko žodžiai. Taip pat į sceną norėčiau pakviesti Seimo narį, šio krašto medžiotoją Algirdą Butkevičių. Medžiotojų ir žvejų draugijos vadovė, organizatoriai šios gražios šventės. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti organizatoriams. Puikiai suprantu, koks yra atsakingas, kruopštus, ilgalaikis darbas, norint suorganizuoti tokią nuostabią, gražią šventę, pritraukiant ne tik medžiotojus, bet ir, kaip buvo kalbama, ir miškininkus, ir ūkininkus. Tai tikrai tos visos bendruomenės glaudžiai bendradarbiauja. Taip pat aš norėčiau padėkoti, matydamas ir Virginijų Kantauską, kuris yra medžiotojų ir žvejų draugijos, kaip dabar vadas. Ir
Noriu padėkoti už tai, kad matosi didžiuliai pokyčiai Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai. Apie šį žmogų galėčiau kalbėti ilgai ir labai senai pažįstu, tai tikrai žmogus nebejingas, ne tik kažkada verslui, kurį sukūrė ir perdavė savo šeimai, bet taip pat ir sportui. Kiek žinau, jo buvusi įmonė dabar vaikų įmonė remia ir Lietuvos krepšinio komandą. Tai tikrai negaliu to nepaminėti. Aišku, to proveržio norisi greičiau. To komunikacinėme lauke matomų tam tikrų pokyčių, kurie vyksta ir bendraujant edukacinėme lygyje su moksleiviais, norėtųsi, kad būtų nušviečiama dar stipriau. Ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad eilę metų buvo formuojama tam tikra nuomonė visuomeniai, kad tai nelabai geri gal dalykai vyksta medžioklėje. Gyvenimišką pavyzdį, tikrai šiandien norėčiau paminėti. Būdamas premjeru, atsimenu, gal 4 kartus buvo medžioklėje. Bet kaip tik grįžtų iš medžioklės, sekančią dieną ir kviečiasi prezidentė Grybauskaitė ant kilimo. Nepasakosiu to turinio, tai aš manau, kad dabar jau matom tam tikrus pokyčius į teigiamą pusę, tikriausiai tai vyktų pokalbį visoje kitokia tema ir kitokia diskusija. Mylėjai, su tikrai gražia švente linkiu geros nuotaikos, tikrai gyvenam tame globaliame, tokiame įtemptame pasaulyje, kur tikrai kiekvieną žmogų tas informacinis laukas vargina, kankina ir neramina. Tai tegul tos šventės suteikia mums teigiamos emocijos, džiaugsmo ir gerų šypsenų ir pabūkim ir pabendraukim kartu. Su švente. Ačiū, ačiū. Savivaldybės merą Algirdą Neiberką. Seimo nariai, medžiotojai, svečiai, iš ties nuoširdžiai sveikinam atvykus į Vilkaviškio Paežerių dvarą, tai 10 iš 10 Lietuvos gražiausių dvarų pripažintas šis dvaras. Savo istoriją dvarai buvo neatsiejami su medžioklė. Tai ir šiandieną turbūt dabartis, kad medžiotojai renkasi prie šio dvaro, tai istorijos tam tikrą primena dalį. Nuoširdžiai taip pat noriu padėkoti medžiotojams, kurie aktyviai dalyvauja mūsų renginiuose. Ir jie parodo save, kuo jie užsiema, pamaitina tiesiog irgi išvirta sriuba žmonės ir tiesiog kalbasi su visuomenė, kas tai yra medžioklė, kaip yra su gamta susijęta. Tai yra labai svarbu žmonėms, kurie apie medžioklę galvoja kitaip. Taip pat labai nuoširdžiai noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio renginio, nes tai yra svarbu, kad šis renginys įvyktų. Ačiū rėmėjams. Šiandieną su mumis puikus ir nuostabus vasariškas oras, leis pasibūti gamtoje ir tikiu, kad ši šventė bus kuo nuostabiausia. Taip pat, naudodamasis progą, noriu įteikti mero padėką ir pakviesti į sceną Dalią Venskūnienę. Už 50 metų indėlį medžiotojų ir žvejų draugijoje, kurioje metu atsidavimas, išmintis ir pagarba gamtai tapo sektinų pavyzdžių bendruomeniai, o meilė gamtai, pagarba žmogui ir ištikimybė vertybėms paliko ryškų pėdsaką mūsų krašto istorijoje. Dėkojame Jums, Dalia, už ilgametį medžioklės kultūros puoselėjimą. Kolegos ūkininkai, draugai medžiotojai, žinokit, tikrai Vilkaviškio krašto ūkininkų sąjunga su medžiotojais nesipyksta. Jeigu mus pakvietė, tai vadinasi, mes juos gerbėm, jie mus gerbė. Ir labai trumpai norėčiau padėkoti už kvietimą, padėkoti už tokią gražią suorganizuotą šventę. Pabaigą pamatysime, jeigu kas sulauksime. Ir todėl kviečiu į Vilkaviškio medžiotojų draugijos pirmininką Joną ir noriu įteikti visą naktį su Pielyčia brūžinau, kol padariau šį meno kūrinį. Ir noriu įteikti kaip simbolį pagarbos Vilkaviškio krašto medžiotojų ir žvejų draugijai. Ačiū.
Na, tikrai galime pasididžiuoti ir pasidžiaugti. Tai dar kartą audringi aplodismentai, tai žmonės, kurie prisideda prie medžioklės tradicijų ir kultūros puoselėjimo.